Klaipėdos universitete įvyko tarptautinis simpoziumas Vandenynai – praeitis, dabartis, ateitis, klimato pokyčių tyrimai, vandenynų stebėjimas ir pažangiosios technologijos. Kas 2 metus organizuojamas jūrinės srities mokslo darbuotojų simpoziumas šiemet vyko jau 5. kartą. Įdomu tai, kad šio simpoziumo tradicija startavo būtent Klaipėdoje, o vėlesniais metais renginiai persikėlė į Taliną ir Rygą. Pasak vieno iš simpoziumo organizatorių, docento daktaro Algirdo Stankevičiaus, renginio idėja kilo amerikiečiams, kurie paskatino bendradarbiavimą tarp vandenyno elektronikos inžinerijos draugijos ir institucijų, kurios dirba su jūrinėmis problemomis Lietuvoje. Baltijos šalim tai yra gera galimybė susitikti vienas su kitais, padiskutuoti, kadangi problemų, nors turim mažą nedidelę jūrą, bet problemų joje daug. Prie šio simpoziumo organizavimo prisidėjo ir Klaipėdos universitetas. Mokslo ir studijų prorektorė docentė daktarė Inga Dailidienė akcentavo, kad į mokslinę veiklą vis dažniau įsijungia jaunoji karta, kuri domisi jūros tyrimo mokslais ir yra neabejinga gamtos apsaugai. Šitas simpoziumas turi labai didelę vertę dėl to, kad jisai apjungia visus jūros mokslus. Ir dėl to šitame simpoziume dalyvauja ir mūsų profesūra, ir studentai, ir svečiai. Ir tai yra galimybė pasimokinti ir žinoti, kokios yra prioritetinės sritis dabar jūros mokslų srityse, kokios inovatyvios idėjos, kaip jomis galima pasidalinti ir kaip tęsti tyrimus mokslinius šioje srityje. Amerikos lietuvis profesorius Vicas Kleimas taip pat pasidžiaugė, kad mokslinėje veikloje daugėja jaunų žmonių. Jis kas 2 metus Klaipėdos universitete veda seminarus apie satelitų panaudojimą jūros tyrimuose, o šiuo metu dėstytojas prisideda prie mokslininkų susivienijimo apsaugant jūrą. Mes norėtume suvesti visų Baltijos jūros kraštų jūros mokslininkus iš įvairių mokslo sričių, kad galėtume pasikeisti duomenims apie Baltijos jūros gamtos kokybę. Ir atrodo, mums pasisekė, nes mes turim ir fizikų, jūros, reiškia, okeanologų, ir biologų, ir chemikų, ir geologų dalyvavimą. Ir ypatingai svarbu, kad kai kurie kraštai turi didelės duomenų bazės ir jeigu jie per šį simpoziumą šis simpoziumas palengvins dalintis tais duomenimis, tai bus nauda visiems Baltijos jūros kraštams. Nes aš matau jau dabar daug universitetų, daug jaunų jėgų kyla į viršų ir jos labai stiprins Lietuvos mokslinį stovį. Šiemet simpoziume buvo sulaukta beveik 200 mokslininkų iš Jungtinių Amerikos valstijų, Europos Sąjungos, Rusijos federacijos ir kitų pasaulio šalių. Pagrindinį dėmesį jie skyrė jūros užterštumui tirti, krantų stabilizacijos problemams, klimato kaitai bei pažangioms aplinkosauginėms technologijoms ir integruotoms vandenynų stebėjimo sistemoms. Daugiau nei 50-metį mokslinėje veikloje dirbantis simpoziumo svečias, profesorius Emilijanas Emilijanovas iš Kaliningrado sakė, kad šiuo metu drauge su lietuviais jis tyria Nemuno įtaką Kuršių nerijos aplinkai ir vidurinės Baltijos jūros dalies ekologiją. Todėl dalyvauti šiame simpoziume jam itin įdomu. Visų pirma, aš noriu pabendrauti su Lietuvos okeanografais ir tarptautiniais okeanografais. Ir kai ką pasisemti iš jų darbų. Jie labai intensyviai dirba, ypač Korpi instituto tie bendradarbiai. Deja, labai mažai geologinių iš mano specialybės darbų. Čia daugiausia biologai vyrauja Klaipėdos universitete. Šiaip ir noriu padaryti pats pranešimą ir pasakyti, ką mes darom, jūsų kaimynai. Po 2 metų simpoziumą planuojama surengti kitoje Baltijos jūros šalyje. Būsima tema dar nežinoma. Ji bus pasirinkta pagal tuometines aktualijas.